Taigi ultranacionalizmas Lietuvoje su paksu išaugęs, o vėlgi primindamas žydų socialinės revoliucijų idėjas. Tai yra istorijoje daug atvejų. Šį kartą mano gyvenimo tikslas nėra Janivas ir jo aiškia tautos veikai, kurie neturi net gėdos, nei kilmės, nieko, tik tai smurtą. Girdamiesi, kokie mes dykai. Tai yra противно. Kaip jie kiekvienas apsimeta, reiškia, vėlgi Janiva, reiškia, Makabė. Žmogus tai gali būti vieną kartą gyvenime, kito žmogaus, kai palieka visi uzlai, nusikerpa žmogaus sielą, nelaukia visą gyvenimą žmogaus siela visą gyvenimą laukia Dievo, gailestingojo ir konstitucijos, kurioje gyveni, būdamas krikščionis, o ne žydas. O toks tvarumas iš esmės žmogui ir aukso jaučiui.